Labas, vargšiukai. Aš norėjau į šią video tiesiog pranešti skirtingus dalykus. Ir norėjau atsiprašyti, kad mes nesam pausinę į kažkiek laiko, nes Danielis išvažiavo ir neturiu ką filmuoti. Aš nesugalvoju idėjas, bet tuo pranešiu kažko. Tai mes labai atsiprašom ir nežinom, kaip parodyti tai. Bet mes tikrai darysim video taip, daugiau nei prieš tai, nes biški pauzės pasiimu. Tai, ką aš norėjau pranešti, pirmas dalykas yra, kad aš kitą savaitę tikriausiai padarysiu video, ant kaip daryti gyros arba vyno ir galėsiu paragauti, arba daryti abudu. Kitas dalykas yra, kad aš galvoju pradėti pranešti, kaip man sekėsi su bėgimu, nes neturiu ko kito pranešti ar nufilmuoti, aš neturiu tiek daug idėjų. Tai, ką aš norėjau pranešti, yra bėgimo ir kaip man sekėsi, nes aš šią atostogos pradėjau savo projektą, kaip aš vadinu, 125 km. Ir šitas projektas yra, kad aš per vasaros atostogas nubėgu 125 km. Ir galiu jau pradėti pranešti. Tai pirmą savaitę man super gerai sekėsi, nubėgiau iki jūros, aš 2 rekordus, naujus rekordus padariau ir tai yra, kad aš nubėgau 11 km per mažiau nei valandos laiko, tai čia labai buvo man didelė motivacija ir didesnė motivacija buvo, kad aš nubėgiau 10 km mažiau nei tam 5 minutės ir aš manau, kad mano per kilometras, kiek ilgai užtruko kas kilometras, buvo 5,14 minučių. Tai čia tikrai gerai. Taip, šią savaitę nubėgiau irgi 25 ir aš bėgu 5, tada 10, tada dar 10 ir aš bėgu ant lygiosios dienos, kaip antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį. Ir visas kitas dienas aš tiesiog veikiu kažką, viską, bet kažką aktyvaus, kaip bėgimas, kam sakyti, arba minti kažkur. Tai, ką aš dar galėjau pranešti? Taip, pradėjau irgi žiūrėti filmus. Aš pradėjau daug, aš gal kasdieną žiūriu 2 ar 3 filmus. Pradėjau irgi skaityti knygos. Vieną per savaitę, skirtingas kalbos, nes aš moku daniškai, lietuviškai ir angliškai skaityti. Tai aš visus tos skirtingus kalbus skaitau. Praeitą savaitę perskaičiau Homo Deus, Yuval Harari, kur padarė ir perskaičiau jį daniškai. Dabar aš skaitau Ana Franko dienoraštis angliškai ir galvoju kitą savaitę, kai aš skaitysiu lietuviškai, aš skaitysiu 21 pamoka 21 amžiui. Ir čia irgi Yuval Harari, manau, kad čia vardas. Ir taip, ką aš dar galėjau pranešti bėgimo. Čia bus jums biški mini podcastas. Taip. Prieš aš pradėjau šitą projektą, aš biški bėgiau, nes 125 km į vasaros atostogas yra juk žiauru. Yra žiaurus dalykas, tai aš biški spėjau pabėgti 15 km, esu daugiau kartus nubėgę, mažiau nei valandą 3, ir čia būtų, jeigu virš valandas 3, būtų daugiau nei 6 minutės kas valandą. Taip, bet aš irgi bėgu greit, 2,5 ir mano rekordas į 2,5 yra, neatsiminsiu laiką, bet aš atsimenu, kiek mano rekordas buvo kas kilometras. Ir kas kilometras buvo 4 minutės ir 9 sekundės ar 8 sekundės. Taip, tai čia labai, wow, greitai nubėgiau. Taip, aš tiesiog šitą norėjau pranešti ir galvoju,
kas savaitę mes darysim video vargšiukai ir aš darysiu pranešimą, kaip man sekėsi bėgti. Aš vakar nubėgiau iki kalno, kur matėsi viso miesto. Taip, aš irgi tame bėgimui vakarą irgi spėjau nubėgti 10 km, 10,6 km per tam 6 minutės. Bet aš vis tiek žiūriu, kad 10 km mažiau nei 5 minutės. Ir aš manau, kad į tą bėgimo, galim sakyti, raundas, ten bėgiau 5 minutės 14 sekundžių. Aš tikrai šitą jau minėjau, vis tiek sakysiu. Ir taip čia irgi buvo wow. Ir aš galvoju, kai aš bėgu, ne, aš daug nuo kalno, aš noriu į kalną bėgti. Aš galvoju, kad aš kitaip bėgsiu rytoj. Ką aš dar galiu minėti jums, kaip apie mano mini podcastas. Biški vargšiukas esu, Aš biški vargšiukas esu, nes Danielio su Luku yra Lietuvoje. Aš jau buvau Lietuvoje, grįžau atgal. Gal aš veiksiu kažką su tėčiu, nes mano mama su tėčiu yra atsiskyrę. Tai aš dabar esu pas mamą, kitą savaitę būsiu pas tėtį. Mes šitą sistemą turim 7/7. Ir tai reiškia, kad aš 7 dienos esu pas mamą ir kitos 7 dienos esu pas tėtį. Tai ką aš dar galiu jums minėti? Aš manau, kad čia viskas. Jeigu suglosiu kažkas šnekėti apie, galėsiu tai prisiminti mano kitą pranešimą / podcastas. Taip, gal šitą neminėjau, bet aš nubėgau 5 km iš viso šiam atostogos. Taip. Viskas.